mūsų atveju buvo tokia nuostabi Dievo režisūra, kitaip aš to pavadinti negaliu, kad mano dukra, kuri šoka sportinius šokius, jai atiteko, nežinau kaip čia, buvo paskirta korepetitorė, kuri irgi yra šokėja, ir tai buvo fantastika, nes tai reiškia, kad iš karto tu turi kažkokį bendros temos kontaktą ir jos susidraugavo taip, kad ta draugystė tęsiasi jau, man regis, 3 metus. Jos bendrauja, aišku, jau stipriai ir už mokomojo dalyko rėmų. Tai yra svarbu, nes tada išsitrina riba tarp to viršesnio, kuris tave moko, ir to, į kurį tu neva turi žiūrėti iš apačios į viršų. Tai vat tas vieno lygio kalbėjimas, jis yra labai svarbus, todėl kad jis nuima baimę, jis nuima įtampą ir tu jungiasi į pamoką, nežiūrėdamas į laikrodį, kada jis baigsis, kada čia tas užsiėmimas pagaliau paleis mane ir aš galėsiu ramiai čilint. Bet jis sukuria įdomumą, nes mokytis turi būti įdomu. Dar niekas nepagerino savo rezultatų besimokydamas iš baimės ar iš įtampos ar iš trūkumo.